Kas yra morfologija? Morfologijos mokslo objektas – žodžių formos ir tų formų santykiai bei sistemos, jų raiška ir reikšmės. Morfologiškai žodžiai sudaryti iš žodžių dalių. Žodžio dalys yra tokios – šaknis, galūnė, priesaga, priešdėlis, kamienas, sangrąža, bendraties formantas ir taip toliau. Tos dalys keičiasi ir formuoja skirtingas žodžių formas. Pavyzdžiui, namas, namo, namui, namą, linksniai skirtingi, eiti, eina, ėjo, eis, eidavo, laikai skirtingi, geras, gera, giminės skirtingos, formų daug. Tiesa, turime ir nekaitumų žodžių. Žodžių formos lietuvių kalboje nėra padrikos. Jos sudaro reikšminės sistemas, vadinamas gramatinėmis kategorijomis. Gramatinių kategorijų apskritai tiek bendrųjų, tiek konkrečiųjų esama daug lietuvių kalboje, net 24, 13 bendrųjų gramatinių kategorijų ir 11 kalbos dalių.